Labą dieną. Dar visai neseniai dangų leisdami šventinius fejerverkus pasitikome ne tik naujuosius metus, bet ir naująjį Lietuvos valiutą eurą. Beje, per 100 metų tai jau 8-oji Lietuvos valiuta. Ir šiandieną bandysime aiškinti, kaip žmonės priima šiuos visus naujus pokyčius. Labą dieną. Galima jūs trumpai pakalbinti? Galima. Prašom, prisistatykite. Šarūnas Bartkus, autobusų parko direktorius. Sakykite, Šarūnai, kokią įtaką jums turėjo euro įvedimas? Na, man asmeniškai tai, sakykime, didelės įtakos nebuvo, kadangi tikrai nestresavom keisdami litus į eurus, tikrai nestovėjom banko eilėse, kadangi dar turim tikrai pakankamai laiko tą padaryti. Mūsų bendrovė, aišku, turėjo tikrai daug darbo pasiruošti euro įvedimui, kadangi reikėjo ir atsinaujinti kasos aparatus, kadangi seniai nebuvo pritaikyti darbui, atsinaujinti visas programas mūsų įmoniai, aprūpinti vairuotojus euro valiutą, aprūpinti mūsų kasos darbuotojus, taip kad pasiruošimo tikrai buvo daug, bet viskas tikrai vyksta sklandžiai. O pats asmeniškai iš anksto ruošitės įvedimui euro? Daugiau laukiu pačio momento, o sakykime, pats keitimas, kaip jau minėjau, tikrai laiko dar turim pakankamai. O sakykit, dar turite tų litų, ar jau grinai visi iškeisti? Dar turiu. Gal šitą pasiliksite atsiminimui? Greičiausiai, nes su šeima esam bendravę, kad kažkokias tai kopiūros tikrai pasiliksim savo atsiminimui, kadangi litas buvo ta valiuta, kuri lydėjo mus daug metų. Ačiū Jums. Labą dieną, ponas. Labą dieną. Galima Jūs trumpą pakalbinti? Prašom. Prisistatykite. Jonas. Sakykite, Jonai, tai kokią įtaką Jums padarė euro įvedimas? Kad didelios nepadarė, aš tų pinigų daug neturėjau, tai pasikeičiau dabar viską prekiauju eurais jau. Ar iš anksto ruošitės įvedimui euro? Tai skaičiau, ruošiau, žinoma. Ar dar turite savo piniginėje litų, ar jau visi iškeisti? Visi eurai. Nepasilikote nei vieno lito atsiminimui? Gal kur nors yra. Gerai, ačiū Jums. Labą dieną. Ar būtų galima Jūs trumpam pakalbinti? Labą dieną. Taip, prašau. Prašom, prisistatykite. Esu Dovilė Lukauskinė, darbo partijos atstovė į Raseinių rajono tarybą. Sakykite, kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Kol kas jokios įtakos, žinokite, tikrai nepajutau, kadangi dar tik pirmosios euro savaitės. Ar ruošitės euro įvedimui? Atvirai pasakysiu, ne. Didelių pastangų tikrai nedėjau, nes mes taip ar tai būsime priversti prie jo priprasti. Ar savo piniginėje dar turite litų, ar jau visi iškeisti į eurus? Žinokite, iš tikrųjų dar turėčiau turėti ir mūsų buvusios nacionalinės valiutos, tai yra litai. Ir dar truputu, kad turiu eurais. Tai gal pasiliksite atsiminimui litus? Ar keisitės? Kažkiek jau turiu iš tikrųjų pasidėjusi prisiminimą, bet šiaip viską keisios. Ačiū Jums. Nėra už ką. Labą dieną, ponas. Galima Jūs trumpai pakalbinti? Prisistatykite. Tadas Gliaudys. Malon, Tadai. Sakykite, kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Kaip ir jokios, tik tai truputį sumaišties parduotuvėse gal. Pardavėjom, ne man. O iš anksto ruošitės euro įvedimui? Jo, visus pinigus į banką ir viskas, kortelį ir paskui taip ir galvojom, kad tai bus. O dar turite litų, ar jau visus išsikeitė? Turim kur nors pakampiuose. Pasiliko dėl kokį atsiminimui? Kelis taip, ypač senovinius, tos, kur buvo su pirmi popieriniai, tai šitos turim, o daugiau centų jau kiek liks, tiek liks, jau paliksim. O negaila lito? Gaila, tai va. Dukra gimė, dar prilito, sakysiu. O dabar jau euras, viskas. Gerai, ačiū Jums. Labą dieną. Ar galima Jūs trumpai pakalbinti? Galima. Prašom, prisistatykite. Esu Linas Girdžius. Sakykite, Linai, kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Manau, kad jokios. Ir mūsų kartą, manau, kad ne pirmą kartą jau tą pinigą keičia. Turėjome rublius, turėjome perinamą iš rublių vagnorkės vadinamas, paskui turėjome litus, dabar perėmė į eurus. Tai, kad, manau, mūsų kartos žmonėms yra niekas stebuklo ir jokių keblumų tai nesukėlė. Ar pats ruošitės euro įvedimui? Šiek tiek psichologiškai ruošiuos, nes vėl reikia skaičiuoti iš lito versti į eurus, iš eurų vėl versti į litus, tas kainas susiprasti ir pažinti su tom kainam, galbūt šiek tiek, kad sumažėjo, sakykime, tos kupiūros, tie banknotai kitokie, galbūt šiek tiek, tik vis tiek.
Ar jau visus litus įsikeitėte į eurus, ar jau piniginėje visiškai nebeturite litų? Turiu ir tos, dar, nes dabar yra perinamasis laikotarpis, neskubėjau visiškai keisti tą eurą įsivesti, piniginiai iki šiol dar yra tie litai ir eurai. Gal pasiliksite kokį litų kupiūrą atsiminimui? Visas valiutos turiu, nuo rublio, sakykime, nuo vaknorkių, dabar be abejo pasiliksiu ir litą prisiminimui kažkokį ir geležinį, ir tiek tas, sakykime, jubiliejinės monetas, ir aišku pasiliksiu ir eurą, ir kitų šalių eurus pasiliksiu, kaip nominacijos, kaip kažkas. Gerai, ačiū Jums. Labą dieną, ponios, galima Jūs trumpai pakalbinti? Prisistatykite, koks Jūsų vardas? Elena. Jūs? Stasė. Sakykite, kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Nu, gerai, važinėjom į užsienį, reikalingi eurai, nebereikės keistis, laukiam. O kaip Jums? Aš labai atsiprašau, neprigirčiau. Kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Euro įvedimas, nu žinot, neblogai. Kas surišta su prekybom, tai tiem labai gerai. Bet kai mums pensininkam pripratė prie lito, tai mums lik ir gaila. Gaila lito. Ar iš anksto ruošitės euro įvedimui? Taip, ruošiamės. O Jūs ar ruošitės euro įvedimui iš anksto? Prašau? Ar ruošitės euro įvedimui iš anksto? O, matot, kaip blogai. Iš anksto ruošitės? Oi, ne. Aš neturiu tiek santaupų, kad galėčiau ruoštis. Pensininkai negali. O jau visus litus išsikeitėte, ar dar turit? Prašau? Jau visus litus išsikeitėte, ar dar turit? Nu, Andonytės dar turiu. Užteks dar. O kaip Jūs? Tai va dabar padėjau, kad tik į Svetbanką paskutinius litus pasikeisti į eurus. Pasilikot kokį atminčiai lituką? Taip, pasilikau. Gerai, ačiū Jums. Ačiū labai. Prašau. Labą dieną, ponas. Galima trumpai Jūs pakalbinti? Prašau. Prisistatykite. Aš Stanislavas. Aš pakeičiu. Tai Stanislavai, sakykite, kokią įtaką Jums turėjo euro įvedimas? Labai, kaip sakant, gerai, nes visas pasaulis dabar euro naudojasi. Labai džiugu. Tikrai. Ar ruošitės iš anksto euro įvedimui? Nu, žinot, taip galvojau, nes seni žmonės pasakojo, o čia bus bėda, keitimo pinigai, čia taip anaip. Bet iš tiesų, visas pasaulis tam naudojasi, taip turi būti. Sakykite. Mano amžių labai daug pinigų keitė, 61 metai, paskui talonai, paskui meškiukai tokie, taip ir taip. Ir tiesiog, dabar pagrindinis pinigas, visą Europą naudojasi, taip tai turi būti, aš manau. Ar jau visus litus įsikeitėte į eurus, ar dar liko? Ne, pusėtų turėjau. Pasiliksit kokį lituką atsiminimui? Taip, padėjau centų, padėjau visko, taip. Ačiū Jums. Prašau.